2010-aisiais kūrybiniai grupiai apsilankius Gruzijoje ir karo pabėgėlių centruose išvydus, kokiomis sąlygomis gyvena namų ir tėvynės netekę žmonės, o ypač vaikai, kilo mintis surengti paramos akciją Gruzijos karo pabėgėlių vaikams. Bėdų Turgaus fondas kartu su viešąja įstaiga Kiškių garbė ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija organizavo televizijos akciją koncertą Lietuva Gruzija viena širdis. Tai buvo pirmoji lietuvių paramos akcija užsieniečių vaikams, kurios metu surinkta ir perduota 250 000 litų. Labdarą sukaupti labai padėjo Lietuvos garsenybės, pradedant Virgilijum Alekna ir baigiant Algimantu Čekoliu, kurie sutiko kalbėtis telefonu su žiūrovais. Tokių žmonių buvo visas būrys. Skambinantieji Gruzijos karo pabėgėlių vaikams aukojo 10 litų, o už tai gavo galimybę pakalbinti mėgstamą garsenybę. Programoje pirmą kartą buvo naudojamos sąšaukos tarp Gruzijos ir Lietuvos. Na pavyzdžiui, nuo Vilniaus Gedimino pilies trimituojantiems ragams atsakė būgnai nuo Tbilisio Narakalos tvirtovės. O Nidos kopose dainuojančioms lietuvaitėms atliepė gruzinų ansamblis iš Dovydgoredžio Spalvotų smėlynų. Lietuviškos dainos buvo verčiamos į gruzinų kalbą, gruziniškos dainuotos lietuvaičių. Pakvietėme ne vieną svečią ir atlikėją iš Gruzijos. Tai buvo ne tik paramos akcija, bet ir nuoširdus abiejų tautų draugystės vakaras. Apie tai, kaip ši akcija įvertinta Gruzijoje ir kokio jis sulaukė atgarsio, supratome tik po pusmečio, kai rengėjai prezidento Michailo Saakašvilio dekretu buvo pagerbti aukštu Gruzijos ordinu.